Labas, Alfreda. Labas, Ana. Sveiki visi. Noriu išgirsti tavo klausimą, Ana. Kodėl žmogui kartais reikalingas ekstremalumo pojūtis? Dėl jausmo spalvų pirmiausia. Dažnu atveju ekstremalius parametrus turintys žmonės šitaip pasimatuoja savo gyvybingumą. Kodėl ekstremalumas apskritai yra ryšiumi su kažkokiais pavojais, tarsi ar ne? Netgi baimės, jos yra gana ekstremalios iš tiesų. Baimės visada yra ryšiumi su išgyvenimu. Tai reiškia, kad kuo labiau ekstremalu, kuo labiau širdį ir protą kutena pats jausmas, tuo labiau gyvybiškai save esančių išjauti. Tai žmonės, kurie pakankamai daug gyvybiško potencialo liudijančio parametro savyje turi, tai to ekstremalaus poreikio, ekstremalaus jausmo poreikio, tuo labiau jisai perženginėja savęs ribas tam, kad išjaustų arba kitaip tariant įrodytų savo, jog esi gyvas. Bet žinai, tas kartais ekstremalus poelgis nebūtinai būna tas toksai važiuoti greitai, eiti ar dar kažką šokti su parašiutu. Galbūt tiesiog mažas, bet vis tiek reikalingas tas ekstremalus šiek tiek kažko padarimas. Na, pavyzdžiui, ko? Jeigu sakai, nebūtinai eiti, nebūtinai važiuoti, nebūtinai daryti, bet kažko, įvardink konkrečiai. Žinai, mano, pavyzdžiui, aš kaip ir savo išgyvenimą, man kardinaliai čia buvo irgi ekstremalus ir ant ekstremalu pakeisti miestą, pakeisti darbą, kardinaliai. Čia irgi buvo kaip sužaista ant ekstremalumo. Nu, čia jau kaip tu interpretuosi, taip jau save ir pamatuosi. Iš tiesų tai nėra čia nieko ekstremalaus. Galiausiai vėlgi tai su gyvybiškai funkcionavimu tau yra susiję. Tai reiškia, jeigu žmogus ypatingai jaunas būdamas galėtų savo vietovės arba šalies pokytį įvardinti kaip man daugiau ar mažiau mano aplinkoje viskas pabodo, aš noriu tiesiog kardinalių pokyčių. Kardinalūs pokyčiai parodo tavo gyvybinę pulsaciją, kiek kas tau erdvėje ir aplink tave yra svarbu, kaip tave sužadina domėtis tavo gyvenimu, nes nesidomėjimas gyvenimu yra prilygstantis mirties pojūčiui. Aišku, vėlgi, tai ganėtinai ekstremaliai netgi skamba mirties pojūčiui, nes nors mirtis yra išjaučiama, bet tol, kol ji neišjaučiama, niekas nesupras, koks yra tas mirties pojūtis, ar ne? Ekstremalumas kaip mirties pojūčio matavimasis deklaruoja žmogui, jog aš esu pulsacijoje gyvas. Labiau žaviuosi gyvenimu, patyrimu, ten, kur esu, su kuo esu, susižadina patys išjautimo parametrai, kad labiau ryškiau, labiau akcentuodamas išjaučiu tai, kuo esu, su kuo esu ir kame esu. Todėl stiprus arba kardinalūs pokyčiai yra tiek ekstremalūs, tiek vis tiek tą patį menantis, kad žmogus nori matuotis gyvybingumą, nes pamažu jo energinis potencialas slopsta ir jisai savęs nebejaučia tokį gyvą, kaip galbūt anksčiau išjautė. Todėl normalu yra norėjimas pokyčių. O tie, kurie galbūt neturi to, kaip tu paminėjai, parametro ir kurie tiesiog mato, kad gęsta, bet jie kažką norėtų kardinaliai padaryti, pakeisti, bet neturi to savyje, kaip jiems reikėtų atgaivinti save? Labai ryšiumi su to yra kūrybiškumas kiekvieno žmogaus. Kardinalus pokytis rodo stiprų posūkį gyvenime, pasirinkimuose, tam tikrų veiksmų darimuose. Ir čia viskas savaime yra naujai kūrybiška. Tai reiškia, kai tu imi posūkį, tu imi prie jo prisitaikyti, jį pritaikyti prie savęs ir taip pasimatuoji savo tinkamiausią posūkio kampą arba linkmę, ar ne? Mažiau kūrybiški žmonės
su mažesniu ekstremaliu parametru, jie dažniau viską daro atsargiai, po truputį arba labai tokiais mažais įpais, kad pokytis vyktų, bet nevyktų toks, kuris jį patį galėtų išgąsdinti. Nepasiruošęs žmogus ekstremalumui niekada savo nesukels tokių gyvenimiškų patyrimų, kurie jį galėtų drastiškai paveikti. Tai reiškia, jisai tam bus nepasiruošęs, nors realiai pačiam pokyčiui jisai tarsi ruošiasi ir jisai jį inicijuoja ir jisai jo siekia ir nori, ar ne? Tai labai individualiai priklausantis dalykas yra. Bet žmogaus kūrybiškumas, jisai visada ryšiumi su tuo. Kai tau pabosta, nebetenkina tai, ką tu savo kasdienybėje vibruoji, vis tiek tai yra kūryba, tu plačiau užmoji kurti kardinaliai, ekstremaliai arba po truputį ekstremaliai. Tam, kuriam kasdienybėje reikia pojūčių, jis visada matuojasi užribius. Pakankamai šitam žmogui iš tiesų yra sunku gyventi su savimi ir nemažas iššūkis jisai yra savo aplinkai. Todėl, kad tiek savo jis sukurs aplinkybės, kuriuose galėtų pasijausti labai labai gyvas, tiek ir kitiem neleis užmigti komfortą ir patogume. Tai tiesiog asmeninis poreikis. Žinoma, dažnu atveju tai yra nuolatinis bėgimas nuo dabarties būsenos, kurioje tu esi. Tai galima būtų drąsiai vardinti, kad tai yra nuolatinis bėgimas nuo savęs. Neišsiaiškinant to nepatogumo čia ir dabar momente, bet galvojant, kad kažkoks kitoks patogumas arba tam nepatogumai sprendžiamas dalykas yra kažkur kitur ir tu ėmi ieškoti savęs už savęs ribų, ar ne? Na ir žinoma, patirdamas pats per save visą tai, ką tu savo organizuoji patirti, tu viską leidi per save, tai yra vadinama gyvenimo pokyčiais, gyvenimo kūryba, tam tikrų naujų instaliacijų buvimas arba naujo gyvenimo patyrimas, kitaip patiriant save ir panašiai. Koks yra klausimas? Klausimas buvo apie ekstremalumą, bet aš dar ir nukreipau ten, kad tiems, kurie norėtų pakeisti, keisti, bet neturi to tokio ekstremalaus parametro ar ekstremalo, arba jie tiesiog galvoja, kad jie norėtų kažką pakeisti gyvenime, bet nedrįsta, nepadaro, ar vis dar nėra atėjęs laikas tam. Daugelis žmonių nugyvena gyvenimą nieko nekeisdami, visada svajodami ir norėdami pokyčių. Nepakankamai nori? Nepakankamai tiki, kad gali, tada nepraugina noro virš galimybių, tai jau tada nepakankamai ir nori, ar ne? Tai toks besikaitaliojantis aspektas. Iš pradžių labai noriu, paskui įsivertinu, kad nelabai galiu, tada mano noras nuslopsta, tada, kai suprantu, kad praradau ir norą, reikia kažkokių aplinkybių, kurie tą norą vis labiau sužadintų, o jos visada vyksta iš tiesų, kuomet tu išjauti savo gyvenimo nekomfortą arba tam tikrų situacijų nekomfortą, per ilgas užsibuvimas šitame nekomforte tavyje slopins daugelį dalykų. Tave slopins per tavo norus, tave slopins per tavo galimybės ir tada tai bus nuolatos besikaitaliojantis tame pačiame rate aplinkybės. Kartais noro per mažai, kartais galimybių per mažai, kartais noro per mažai, kartais galimybių per mažai. Bet kur yra aukštesnioji žinutė? Jeigu tu išjauti didžiulį poreikį, kad iš tiesų tau tai reikia, tau gyvybiškai būtina, kad tu pulsuotum gyvenimo džiaugsmą. Tada jau nebesvarbu, ko yra mažiau arba ko yra daugiau. Kai tau to reikia ir tu tai savyje patvirtini, kad tikrai taip, pilnai su tuo sutinki, tada atsiras ir norų ir galimybės. Jos viena kitą skatina ir kuria. Kartais tikrai daugiau galimybių, kartais daugiau norų. Bet nei vieno, nei kito negali prarasti. Kai matai, kad galimybės netokios, kaip įsivertinai, išlaikyk bent jau labai aukštą noro poziciją. Nes tai yra tas vardiklis, kuris motyvuoja. Jei dabar galimybių neturiu, aš turiu galimybės kurti.
Tam viso labo reikia noro, kuris ves tave į užsispyrimą, kuris bandys išieškoti kūrybinių krypčių, kas tau netgi galėtų talkinti, nes tu tikrai visuomeniškai ne vienas esi. Ir visi tavo norai yra bendroje erdvėje, kolektyvinėje sąmonėje įgalinti pasidalinti, ar ne, tu pasimanifestuosi tų galimybių, kurios tikrai tave palies ir tu galėsi jomis pasinaudoti. Svarbu yra neprarasti noro, bet pozicijos labiau noriu, mažiau galiu, bet mažiau noriu, visada kaitaliosis. Jeigu tu būsi tik nuo jų priklausomas, niekas neįvyks. Turi suprasti, kad jos yra nuo tavęs priklausomos. Tik tuo metu vyks veiksmas. Ačiū. Ir tai yra pakankamai ekstremalu išlaikyti tai. Pozicija, kad tu viską valdai. Ačiū, Ana.